didžiausių sunkenybių, nepaisant nepaprastos Romos imperijos galybės, kuri trukdė krikščionybei, kodėl šita krikščionių bažnyčia palyginti trumpu laiku, šiek tiek daugiau nei po 200 metų, faktiškai užvaldė imperiją. Prisimenant, kad anais laikais transportas nebuvo toks greitas kaip šiandien, prisimenant, kokia milžiniška buvo Romos imperija, tai stebėtinas faktas. Kodėlgi silpnutė krikščionių bendruomenė, kurios pagrindą sudarė žydai apaštalai, niekinami Romos imperijoje, kodėl ir kokiu būdu jie galėjo palyginti per trumpą laiką užvaldyti Romos imperiją ir 4 amžiuje tapti valstybinę religiją. Galbūt tai nebuvo pilnai bažnyčios tikėjimo naudai, kad ji tapo valstybinę religiją, bet pats faktas stebina, kodėl būtent kuklūs žvejai, apaštalai, žydai, nemokantis net lotynų kalbos, kodėl ir kokiu būdu jie nugalėjo Romos imperiją. Pirmiausiai, keli faktai. Aš noriu Jums priminti, kad buvęs Lietuvos mokslo akademijos prezidentas Matulis, Juozas Matulis, Kaune 1949 metais išleido knygelę Mokslas kovoje su prietarais ir religija. Įsivaizduokit savo, mokslo akademijos prezidentas. Tai iš savo profesijos jaunimo švietėjas, auklėtojas. Jisai rašė, kad Kristaus asmuo Judėjoje, tai yra pietinėje Palestinos srityje, dar antrojo mūsų eros amžiaus pradžioje nebuvo žinomas. Pavyzdžiui, Bar Kochbos sukilimas, žydų sukilimas Palestinoje prieš romėnus 132 ir 5 metais buvo vedamas remiantis laukiamojo Mesijo atėjimu. Vadinasi, Kristaus asmuo 2 amžiui, net vidury 2 amžiaus, nebuvo žinomas. 28 puslapis. Ir pagaliau 30 puslapis. Jis yra siaubingas, brangieji. Ankstyviausi iš Naujojo testamento raštų yra laikomi apaštalo Povilo laiškai. Istoriko duomenimis Povilo laiškas parašytas tarp 130 ir 140 mūsų eros metų. Kitų apaštalų evangelijos, kaip mato Morkaus, Jono ir Luko, parašytos paskutinėje 2 mūsų eros amžiaus pusėje. 29 puslapis. Aš būtinai privalau, brangieji, jums tai priminti, kad jūs žinotumėte Lietuvos ateistų poziciją anais laikais. Iš tikrųjų, esmė buvo ir mokytojus, ir jaunimą suklaidinti dėl krikščionybės dokumentacijos. Čia buvo esmė. Jeigu iš jaunystės ir jaunuoliui, o taip pat ir mokytojui studijų metu įkalsi, kad Naujojo testamento dokumentai parašyti 2 amžiaus vidury, kaip Matulis visur skelbė,
Jeigu tik antrajam amžiuje pabaigoje atsirado Evangelijos, tai kasgi tikės pagrindiniam faktui, kurio remiasi krikščionybė? Kasgi tikės Jėzaus prisikėlimu, jei jis paliudytas praslinkus daugiau kaip 100 metų po šito įvykio? Kasgi patikės? Mokytojai, besimokantys studentai ir jaunimas, aišku, neturi ir neturėjo galimybės pagalvoti apie šitą užslėptą mūsų vietinių ateistų tikslą. Būtent diskredituoti mūsų pagrindinius dokumentus, apaštalo Pauliaus laiškus, kurie parašyti seniausiai, pradedant 50 metais, diskredituoti juos. Jie parašyti 2 amžiaus vidury, Matulio žodžiai. Kasgi tada tikės? Ir jeigu tokioj dvasioj bus išauklėtas būsimas mokytojas, būsimas mūsų tautos kūrėjas, jaunuolis, mokinys, studentas, juk jis tuomet be piktos valios, jisgi netikės bažnyčios skelbimu, be jokios piktos valios. Štai ateistų užmačius. Ir šiandien aš noriu jums vis dėlto priminti, kad Maskvoje yra susidariusi grupė veikiančių, rašančių, tegu ir ateistų ar agnostikų. Jų priešakį norėčiau iškelti istorijos mokslo profesorė Svencickaja, filosofijos mokslų kandidatė Pazilova, su kuria man tenka susirašinėti ir žinot padėtį. Šitie žmonės pradėjo skelbti tiesą. Pradėjo skelbti tiesą apie pagrindinius dokumentus. Ir štai žurnale Nauka ir religija 1985 metų 4 numerį istorikė, daktarė Svencickaja aiškiai pasakė: mūsų krikščionių dokumentai pradėti rašyti 50 metais. 50 metais. Vadinasi, kai buvo gyvi, liudytojai matė Jėzaus mirtį, matė jį prisikėlusi ir matė bažnyčios atsiradimą. Garbė štai šitiem asmenims, tegul jie ateistai ar agnostikai, Svencickajai ir Pazilovai dirbantiems Maskvoje ir palaikantiems būtent šitą istorinę tiesą. Jie yra pionieriai ir aš esu jiems ne vieną laišką parašęs padėkojęs. Taip pat noriu jums priminti, kad Matulis ir panašus ateistai skelbė per ilgus metus, kad Jėzus Kristus iš viso yra mitologinė asmenybė. Tokios realios asmenybės nebūta. Jie kalba, pasinaudodami apreiškimo knyga, kad Kristus krikščionims atrodęs kaip kažkoks paslaptingas aukos avinėlis. Jie kalba, kad Kristus tik simbolis, vargdienių simbolis, vargdienių, kurie ieškojo išgelbėjimo. Štai šitaip mus ilgus metus mulkino ne tik mūsų ateistai, bet ir akademijos prezidentai. Ir man pavyko apie tai parašyti jau 87 metais ir paskelbti Maskvos spaudoj, kad būtent Matulis mulkino mūsų visuomenę. Ir pertvarkos dėka šitas straipsnis buvo atspausdintas Maskvoje. Kad Kristus istoriška asmenybė, kad yra tikri dokumentai tiek pagonių, tiek krikščionių lageryje. Pirmasis viešai paskelbė 1966 metais istorikas daktaras Každanas. Aš čia turiu nuotrauką straipsnio titulo, kuriame Každanas ir paskelbė, kad Kristus istorinis asmuo ir šaltiniai apie jį tikrai
yra istoriniai. Štai ir garbė šitiems žmonėms, tegul ir iš kito lagerio. Dabar, kodėl bažnyčia užvaldė pasaulį? Mes šiemet kaip tik minime 200 metų prancūzų revoliucijos sukaktį. Tai štai prancūzų revoliucijos metu žinomas politinis veikėjas, revoliucionierius, kuris buvo prisiskaitęs prancūzų filosofų, ypač Montesquieu knygų, jisai kreipėsi į diplomatą, užsienio reikalų ministrą, atleiskit, pavardės nepasakiau, Le Réveillère Lepo, tai šitas mąstytojas ir filosofas. Le Réveillère Lepo kreipėsi į diplomatą garsų Talleyrand, pasiūlydamas jam, kad reikia revoliucijos metu atkurti proto, palengvintą, liaudžiai pritaikintą religiją. Ir prašė patarimo, kaip man paskelbti lengvą, žmonėms mielą, linksmą tikėjimą, kurį priimtų atgimusi liaudis. Ir Talleirandas jam atsakė nuostabiai giliai. Jis sako, žinai, bičiuli, tai padaryti jums bus nesunku. Jūs panašiai kaip Kristus stokite prieš tribunolus mūsų, prieš visą, prieštaraudamas. Tegu jūs nukankina, prikala prie kryžiaus, jūs numirkite, kad visa liaudis pamatytų, o po to 3 dieną prisikelkite. Ir sako, jūsų religija turės pašėlusi pasisekimą. Čia yra atsakymas, kodėl krikščionybė išsiplėtė galingoj Romos imperijai. Dėl to, kad ji rėmėsi Kristaus prisikėlimu. Mes dabar žinome tikrąją Naujojo Testamento kilmę, atskirų laiškų, atskirų dokumentų kilmę ir galime jums su visišku tikslumu pasakyti, kad pradedant 50 metais apaštalai, kur be keliautų, jie paprastai pirmiausiai kreipdavo į žydų bendruomenės, kurios buvo pasklydusios visoje Romos imperijai. Ir jie skelbė Kristaus prisikėlimą. Štai tokie yra apaštalo Pauliaus laiškai ir seniausia bažnyčios istorija, istorijos apmatai, apaštalų darbų knyga. Visur, kur benukeliautų Petras arba Paulius, visur skelbė, mes esame prisikėlusio iš mirties Jėzaus liudytojai. Atleiskite, aš jums paskaitysiu be galo svarbų tekstą. Iš 1 laiško Korintiečiams, Pauliaus laiško, 15 skyriaus. Tai yra tradicijos tekstas, kuriame Paulius sako, ką jis gavo iš bažnytinės vadovybės, būtinai skelbti, tarsi formulė. Tai 15 skyrius Pauliaus laiško Korintiečiams, parašytas 56 metais. Broliai, aš aiškinu jums Evangeliją, kurią esu jums paskelbęs, kurią priėmėte, kurioje stovite ir kurią būsite išgelbėti, jeigu jos laikotės taip, kaip esu jums paskelbęs. Antraip būtumėt veltui įtikėję. Pirmiausia, aš jums perdaviau, ką esu gavęs. Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai. Jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas 3 dieną, kaip skelbė raštai. Jis pasirodė Kefui, tai yra Petrui, paskui 12
Vėliau jis pasirodė iš karto daugiau nei 500 brolių, kurių daugumas tebegyvena iki šiolei, iki 56 metų. Paskui visiems apaštalams, o visų paskiausiai, lyg nelaikų gimusiam, jis pasirodė ir man. Vadinasi, 56 metais dauguma Jėzaus prisikėlimo liudytojų buvo gyvi. Ir bažnyčia Jeruzalėje atsiranda po 50 dienų nuo Jėzaus nukryžiavimo. Tuomet sekminių šventės metu Petras kalbėjo: Izraelio vyrai, klausykite, ką pasakysiu. Jėzų Nazarietį, Dievo jums patvirtinta galingais darbais, stebuklais ir ženklais. Jūs, kaip patys žinote, Dievo valios sprendimu bei numatymu išduota, jūs nedorelių rankomis nužudėte prikaldami prie kryžiaus, bet Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties kankinės. Norėčiau jums atvirai pasakyti, Dovydas pranašavo, kalbėjo apie Mesijo prisikėlimą, kad jis neliksiąs mirusiųjų buveinėje. Ta Jėzų Dievas prikėlė ir mes visi esame šito liudytojai. Štai koks buvo pirmas bažnyčios pamokslas ir pirmas bažnyčios skelbimas. Paskui mes šitoje Naujo testamento knygoje randame, visur apaštalai ėjo skelbdami Jėzaus prisikėlimą. Ir Jėzaus prisikėlimas iš tikrųjų taip paveikė, kad jau pirmojo amžiaus gale, praslinkus 60-70 metų, nes Jėzus mirė 30 metų balandžio 7 dieną, jau buvo užvaldyta didžioji teritorija Romos imperija, pradedant nuo Palestinos, baigiant Romą. Ir net Ispanijoje mes jau girdime apie pirmuosius krikščionis. Štai kuo rėmėsi apaštalai. Jie skelbė prisikėlimą iš numirusiųjų. Vienas amerikietis parašė romaną, fantastinį romaną, būtent paslaptingoj tolimoj jūroj atrasta mažytė sala, kur žmonės nemiršta. Ten tokios fantastinės klimato sąlygos, tokios biosrovės, kad žmonės tampa nemirtingi. Ir štai žmonės pradeda veržtis į šitą salą. Pasidaro didžiausias sąmyšis, daug žmonių žūsta, nemirtingumo sala pavirsta mirties sala. Bet esmė pagauta. Jei mes turėtume šiandieną prisikėlimo iš numirusių receptą, jeigu mes turėtume liudytojus kaip apaštalus, kurie galėtų paliudyti Jėzaus prisikėlimą, mes kitaip pažiūrėtume į krikščionybės esmę, į krikščionybę. Apaštalas Paulius ryžtingai sako, jeigu Jėzus nebūtų prisikėlęs, mūsų skelbimas būtų tuščias ir jūsų tikėjimas tuščias. Laiške Korintiečiams 56 metais. Vadinasi, jis turėjo kuo remtis gyvais liudytojais Jėzaus prisikėlimo. Dabar klausimas, kodėlgi Romos imperija labai anksti, būtent 64 metais, pradeda persekyti krikščionis. Krikščionis keliauja po visą imperiją, apaštalai keliauja, skelbdami Jėzaus prisikėlimą. Ir netrukus Romos valdžia pradeda persekioti. Štai aš paskaitysiu jums tekstą iš Horacijaus, genialaus romėnų poeto pasisakymą, kuo rėmėsi Romos valdžia.
Jis taip parašė: Romėne, nepaisant tavo nekaltumo, tu privalai atgailoti už protėvių nuodėmes, kol atnaujinsi dievų šventyklą ir apmazgosi aprūkusius, dūmais aprūkusius dievų atvaizdus. Tu esi tautų valdovas tik todėl, kad esi paklusnus dievams, iš jų eina pradžių pradžia ir dievais paremta mūsų gyvenimo pabaiga. Dievų niekinimas užtraukė vakarams didžiausias nelaimės. Nenuostabu, kad romėnai sukūrė galingą teisę, kurią rėmėsi valstybės aparatas, sukūrė kelius, transportą ir galingiausią ano meto armiją. Viskas buvo paremta įstatymas ir teisė. Ir romėnai reikalaudavo iš kitų tautų ir iš kitų religijų pripažinti pagarbą jų dievams ir jų imperatoriams. Kas gyvena vienybėje su Romos dievais ir su Romos imperatoriais, tam buvo leidžiama laisvai išpažinti religiją ir kultą. Žydai dar 2 amžiuje prieš Kristų turėjo leidimą laikyti imperijos miestuose savo sinagogas, bažnyčias, bet jie pasižadėjo neapaštalauti, neskelbti kitatikiams savo religijos. O štai krikščionys priešingai visur veržiasi, skelbdami Jėzaus prisikėlimą. Dėl to štai jie ir užtraukia rūstybę. Reikia pasakyti, kad Sardų Mažojoje Azijoje vyskupas Melitonas 199 metais paskelbė, kad imperatoriaus Augusto laikais, kada gimė Kristus, prasidėjęs Romos gerbūvis susiklostė krikščionybės dėka, dėl Kristaus atėjimo. O Origenas, didžiausias rytų mokslininkas 3 amžiaus vidury, išpranašavo, kad netrukus imperija taps krikščioniška. Taigi, krikščionys buvo persekiojami dėl to, kad jie vykdė misijas, kaip apaštalas Paulius, kuris atliko 4 milžiniškas keliones į Mažąją Aziją, į Graikiją, į Romą ir net pasiekė Ispanijos krantus. Visur skelbė Jėzaus prisikėlimą ir tuos liudytojus, tame tarpe ir save patį, žadėdamas tiems, kurie priims krikščionybę, prikėlimą pasaulio pabaigoje, remdamasis Kristaus prisikėlimu. Ir štai dėl tos priežasties, dėl agitacijos vadinamos, mes matome, kad Romos imperija pradeda persekioti. Pirmasis persekiojimas, baisus persekiojimas įvyko imperatoriaus Nerono laikais. Romoje buvo tvirtinama, kad 64 metais įvykęs didelis Romos gaisras, kur sudegė 2/3 Romos, tai buvo Nerono užgaidos rezultatas. Jis norėjo įsivaizduoti degančią Troją kaip poetas. Ir štai liaudyje pakilo didelė neapykantos banga tironui. Gelbėdamas savo kailį, Neronas visom teisiniam priemonėm apskelbė krikščionis kaip ateistus, kaip Romos dievų priešininkus ir kad tai krikščionis, žmonių nekentėjai, niekdariai sukėlė Romos gaisrą. Tacitas, jis gimė 55 metais, 1 amžiaus, štai šitai rašė, jis buvo istorikas.
kad paskalos aprimtų, kaltininkais Neronas apšaukė ir rafinuočiausiems kankinimams atidavė žmonės, liaudės nekenčiamus dėl piktadarysčių ir vadinamus krikščionimis. Tacitas tikėjo, kad krikščionys piktadariai. To vardo, krikščionių vardo pradininkas Kristus, Tiberijui valdant, prokuratoriaus Poncijo Piloto buvo pasmerktas mirti. Tam kartui išnaikinti tie pražūtingi prietarai vėl atgijo ir paplyto ne tik Judėjoje, kur šios piktžolės šaknys. Matot, Matulis sako, kad antram amžiui niekas pradžioje negirdėjo apie Kristų, o štai Romos vienas iš didžiausių pasaulio istorikų, Tacitas, sako, kad šaknis kaip tik Judėjoje. Taip pat ir Romoje paplyto šitas tikėjimas, kur iš visų pusių suplaukia ir tarpsta visos šlykštynės ir begėdystės. Čia kalba krikščionybės priešas. Taigi iš pradžių buvo suimti prisipažinusieji esą krikščionis, o vėliau anų nurodymų begalinė daugybė kitų apkaltintų ne tiek padegimu, kiek neapykanta žmonių giminiai. Jų mirtį lydėjo patyčios, apmautus žvėrių kailiais, krikščionis užsiūdydavo šunimis, prikaldavo juos prie kryžiaus ar uždegdavo, o dienai baigantis jie liepsnodavo tarsi naktiniai žibintai. Tam reginiui Neronas paskyrė savo sodus ir rengė cirko rungtynes. Vėliau žmonės pradėjo jų gailėtis. Taigi, matot, vienas iš pagoniškų šaltinių, priešingas krikščionis, vadinantis krikščionis priešais žmogus pripažįsta jų kilmę Judėjoje ir paliudijo jų kankinystę. Reiškia 64 metais, kada tai įvyko, jų buvo baisi daugybė Romoje. Staiga paplyto Romoje, kur buvo aukščiausia kultūra ir kur buvo aukščiausias mokslas. Štai ką liudija kankiniai, liudija krikščionybės išplitimą. Trumpai aš jums galiu nurodyti, kad aplamai, kaip šventas Augustinas sakė, Romos imperijoje iš viso buvo maždaug 10 žymesnių krikščionių persekiojimų, tačiau jie labai nevienodi, kartais tik tai sporadiški, tam tikroj vietoj. Pavyzdžiui, Domicijanas 90 metais save paskelbęs viešpačiu ir dievu, Dominus et Deus, iš tikrųjų yra nukankinęs nemažai krikščionių, bet tai daugiausiai Romoje. Trajanas maždaug 112 metais galima sakyti, kad persekiojo krikščionis, bet tik tuo atveju, jeigu jie buvo įskundžiami, kada jie būdavo tardomi. Ir mes turime labai įdomų dokumentą istoriniu požiūriu. Jis parašytas apie 112 metus. Jo vietininkas Mažojoje Azijoje, rašytojas Plinijus Jaunesnysis, kreipėsi į imperatorių Trajaną su laišku, kaip elgtis su krikščionimis. Pasirodo, bėda esanti tame, kad Mažojoje Azijoje, Bitinijos provincijoje, krikščionių, rašo jis, tiek daug atsirado, taip jie paplyto, kad pagonių šventyklos pasidarė tuščios. Žmonės nebelanko pagoniškų šventyklų ir nebegerbė dievų. Ką daryti? Krikščionys renkasi šventadieniais anksti rytą ir gieda Kristui himnus. Ir Trajanas jam atsako, tik tuo atveju reikia juos bausti, jeigu bus teisme įrodyta,
kad jie ko nors nusižengė Romos įstatymams. Mums šitas dokumentas labai svarbu. Tai parodo iš vienos pusės pasireiškusi įstatymų veikimą, su įstatymais buvo skaitomasi, iš antros pusės, kad ir Mažojoje Azijoje krikščionių būta labai daug, kas sukėlė imperijos rūpestį. Toliau pačiame Romos teisinės kultūros žydėjimo metu, Septimo Severo laikais, yra būtų krikščionių persekiojimai Romui ir ypatingai Afrikoje yra buvę. Afrikoje, kur gimė lotyniškoji kultūra. Nesistebėkite, lotyniškoji kultūra gimė ne Romoje, bet būtent šiaurinėje Afrikoje, ypač Kartaginoje. Tai ten Septimo Severo laikais prasidėjo dideli persekiojimai. Trumpas persekiojimas buvo Decijaus laikais, 250 metai, ir dideli persekiojimai buvo Valerijano laikais, 257-260 metai. Pagaliau dideli ir platus persekiojimai ir rytinėje imperijos dalyje, ir Romoje buvo Diokleciano laikais. Tai yra 3 amžiaus pabaiga, 4 amžiaus pradžia. 284-305. Tokia maždaug toks žemėlapis persekiojimų. Dabar, brangus tikintieji, vyskupas Matulaitis prašė manęs, kad aš jums pailiustruočiau, kaip buvo kankinami krikščionys. Aš keletą iliustracijų. Priimkite tai kaip dokumentus. Jūs žinote tokį teisininkų pavadinimą, notaras. Žmogus, kuris paprastai sudarinėja ar tvirtina dokumentus. Tai va tokie notarai ir šitas terminas buvo ir pas pirmosius krikščionis Romos imperijai. Tai buvo tie krikščionys asmenys, kurie registruodavo kankinių mirtį. Jie paruošdavo kankinių aktus, kad tai išliktų būsimoms kartoms. Vadinasi, mes turime dokumentus ne šiaip sau gražius pasakojimus, bet detalius aprašymus, kuriais rūpinosi bažnyčios diakonai, vadinami proto notarais. Aš jums galiu priminti, kad Smirnoje, dideliam Mažosios Azijos mieste, buvo viešai sudegintas labai svarbus krikščionybės liudytojas, šventasis Polikarpas, Smirnos vyskupas. Jis mums įdomus ypatingai tuo, kad jis buvo apaštalo Jono mokinys. Ir kaip Smirnos vyskupas, jis buvo jau žylas senelis. Ir kada pagonys, tame tarpe ir žydai yra minimi šituose aktuose, jį paskundė. Ir kai jis atsisakė Kristaus atsisakyti, jis buvo pasmerktas sudeginti. Štai jis buvo atvestas į stadioną ir iš stadiono galerijų iš viršaus pasigirdo balsas: būk tvirtas, Polikarpai, būk vyras. Kalbėjusio niekas nematė, tik balsą girdėjo. Po to kilo didelis triukšmas, nes žmonės išgirdo, kad vyskupas Polikarpas sugautas. Atvesta artin prokonsulas, reiškia vadovas Smirnos, paklausė, kas gi esas Polikarpas. Šiam pasakius, kad jis krikščionis, prokonsulas kalbėjo: pasigailėk savo senatvės. Ir taip toliau, kaip įprasta kalbėti tokiais atvejais. Prisiek Cezario laimę, atsiversk ir sušūk: šalin bedievius krikščionis. Tada Polikarpas rimtų veidų apžvelgė visų nedorėlių pagonių minią ir pasakė, žvelgdamas į dangų:
šalin bedėlius. 80 metų, kaip aš tarnauju Kristui, ir jis manęs nenuskriaudė. Kaipgi galėčiau dabar piktžodžiauti savo karaliui, kuris mane išgelbėjo? Ir tada buvo sukrautas laužas, labai aktyviai ten pasireiškė žydai, tarp kitko čia yra parašyta, ir Polikarpas buvo sudegintas. Dar degant laužui buvo perdurta jo širdis. Tai va toks garsus liudytojas apaštalų mokinys. Dabar aš noriu priminti jums kankinystę. Tik labai bijau jums įkyrėti su tais dokumentais. Bet štai vyskupas kažkodėl specialiai prašė, kad aš atvežčiau jums aktus šventųjų Perpetuos ir Felicitatus. Perpetuos ir Felicitas. Kaip minėjau, tai Septimo Severo laikų. Reiškia, kada Kartaginui vyko ypatingi persekiojimai. Ir reiškia įdomus tas dokumentas tuo, kad Perpetua tai buvo pagonės tėvo ir krikščionės moters duktė, o Felicitate buvo jos tarnaitė. Perpetua buvo areštuota su mažu žindomu kūdikiu, o Felicitate tuo metu laukė kūdikio ir dėl to labai jaudinasi. Įdomiausia, kad pusę šito akto mes turime būtent iš Perpetuos pačios laiškų. Yra laiškas, kaip jai sekėsi gyventi kalėjime. Taigi jinai šitaip rašo. Kai mes buvome dar kartu su tikėjimo priešais, mano tėvas iš didelės meilės man mėgino atkalbėti mane nuo krikščionybės. Jis labai jaudinosi dėl manęs. Tada aš pasakiau, ar tu matai šitą ratą? Jisai atsakė, taip aš jį matau. Tai pasakyk man, ar ratas gali būti neapskritas? Jis atsakė, ne. Jeigu ratas negali būti neapskritas, tai aš negaliu būti pagonis. Aš priėmiau Kristaus tikėjimą. Tėvas puolė ją mušti. Ir jinai rašo, jis mane taip kankino, kad aš labai apsidžiaugiau, kada jis paliko ramybėje. Ir toliau nepasirodė keletą dienų. Tų dienų laikotarpį aš buvau pakrikštyta. Ir šventoji dvasia man įkvėpė, kad aš melsčiau Dievą kantrybės ir atsparumo kankinimo metu. Aš buvau įmesta į blogiausią kalėjimą. Aš buvau pasibaisėjusi, kokia tai baisi tamsi ola, o siaubinga diena. Karštis buvo nepakeliamas ir žmonių susikimšimas buvo baisus. Be to mane labai kankino mintis apie mano kūdikį. Bet tomis dienomis mus pasiekė gerieji diakonai Tercijus ir Pomponijus, kurie mums patarnaudavo. Jie mums įteikė pinigų, kad mes papirktume sargus ir jie palengvintų mums išvesdami į vėsesnę vietą. Aš galėjau trumpam atsigauti. Vėl pradėjau maitinti nuleipusi bemirštantį kūdikį. Aš mėginau guosti savo motiną, savo brolius ir pavedžiau jiems savo kūdikio likimą. Bet man buvo itin skaudu atsižadėti savo vaiko gyvenant kalėjime. Tėvas vėl po kelių dienų atsilankęs ėmė maldauti mane, puldamas ant kelių ir prašydamas:
vaikeli, pasigailėk mano žilų plaukų, pasigailėk savo tėvą, nors kimirkštėlę kūdikio meilės parodyk ir man, atsižadėk savo neprotingumą. Bet aš laikiausi tvirtai Kristaus, o jis bučiavo man rankas, vadino mane nebe vaikeliu, ėmė vadinti garbingą Madoną. Man ypač buvo skaudu dėl mano tėvo likimo. Jis netgi nukentėjo ir buvo sargų sumuštas. Praėjus keliom dienom įvyko jos tardymas ir teismo sprendimas, kurį padarė prokonsulas Valerijanas. Jis tiesiog paprašė, kad aš pasigailėčiau savo tėvo gerbiamo pagonės ir atlikčiau ant pagoniško altoriaus smilkalų atnašą už Cezarį. Ir šitą užteks. Aš jam atsakiau, aš esu krikščionė ir tokia pasiliksiu iki galo. Vėliau mes sužinojome iš karininko Pudenso, kokia mums paskirta bausmė. Ir aš, ir Felicitatė buvom pasmerktas kankinio mirčiai. Bet mums buvo dar mirties išbandymas. Mes turėjome arenoje stoti prieš užsiundytą buivolę. Reiškia, čia parašyta laukinė karvė. Pabrėžt, kad moterį ragais užvadytų laukinė karvė. Ir tuo pasibaigia perpetuos aprašymas. Toliau spėjama, kad didysis bažnyčios mokytojas Tertulijonas, tai buvo tuoj po 200 metų, gal 203 metais, matyt, Tertulijonas aprašė. Žodžiu, arenoje Felicitatė buvo nurengta ir įdomiausias tokia maži detalė moterims. Ji buvo grubiai nurengta, reiškia, arenos vidury, jos plaukai išsidraikė, o Kartaginoj, tai buvo Kartaginoj, Šiaurinė Afrika. Pas juos buvo paprotys, kad išsidraikę palaidi plaukai yra gedulo ženklas. O Perpetua yra kalbėjusi, kad tai bus pergalės džiaugsmo diena. Jinai atsiklaupė arenoje ir sutvarkė savo plaukus. Raikšti išsiplėšė iš numestų marškinių ir tvarkingai sudėjo plaukus. Ji sakė, mes turime su džiaugsmu pasitikti Kristų. Maža detalė, bet labai pasako apie moters didvyriškumą. Ir štai, kada karvės užsiundytos, ta karvė, buivolė, nežinau kaip vadinti, buvo paleista, jį parbloškė Perpetua, ji buvo sužalota, panašiai buvo sužalota ir Felicitatė, bet jos nebuvo užmuštas. Tik po kelių dienų joms buvo nukirstas galvas. Tai šitas aktas, kurį vyskupas norėjo, kad mes išgirstume, noriu jums parodyti šitas nuotaikas. Tertulijonas rašo, kad krikščionys ėjo džiūgaudami. Ir Kartaginoj 4 amžiaus pirmom dienom visi krikščionys giedodavo himnus kalėjimuose, dainuodami eidami į areną ir būtent ten buvo nuotaika labai pakili.